Sėdam ant kilimėlio, jeigu nepatogu sėdėti sukryžiuotose kojose, galima atsisėsti ant kulnų, laikom nugarą tiesiai, o jeigu esame daugiau pažengę ir turime lanksčius klubus ir lanksčius kelius, galime atsisėsti į lotuso poziciją. Pradėsim apšilti nugarą, įkvėpimu rankos į viršų įsitempiu, žiūriu į viršų ir iškvėpimu pasisuku į dešinę pusę. Įkvėpimu rankos į viršų išsitempiu ir iškvėpimu į kairę pusę. Įkvėpimu rankos į viršų, ištempiu rankas, ištempiu nugarą ir iškvėpimu į dešinę. Ir įkvėpimu į viršų, žiūriu į viršų ir iškvėpimu į kairę. Įkvėpimu rankos į viršų, išsitempiu, iškvėpimu į dešinę, atveriu krūtinę, įkvėpimu į viršų ir iškvėpimu į kairę. Įkvėpimu rankos į viršų, išsitempiu ir iškvėpimu lėtai nuleidžiu rankas prie kūnų šonų ir padedam rankų pirštus ant pečių ir įkvėpimu alkūnės į viršų, iškvėpimu žemyn. Darom didelius ratus su savo alkūne, atpalaiduoju pečius, atpalaiduoju viršutinę nugaros dalį, galiu užsimerkti, kvėpuoju pečius į raumenis, kuriuose jaučiu tempimą. Ir sukam į kitą pusę, įkvėpimu alkūnės atgal ir į viršų ir iškvėpimu žemyn. Lėtai ramiai kvėpuoju. Visada kvėpuoju per nosį. Ir kai alkūnės nusileidžia žemyn, padedu delnus ant kelių, įkvepiu giliai ir iškvėpimu nuleidžiu galvą į priekį, įkvėpimu į dešinę pusę suku ir iškvėpimu sugrįžtu. Vienas įkvėpimas ir vienas iškvėpimas per vieną ratą. Lėtai giliai kvėpuoju, kvėpuoju į kaklą, atpalaiduoju visus kaklo raumenis, atpalaiduoju galvą, paleidžiu mintis, protas be minčių, ramu. Ir kai galva nusileidžia į priekį, pradedu įkvėpimą sukti į kitą pusę. Atpalaiduoju galvą. Lėtai kvėpuoju. Ir kai galva nusileidžia į priekį, įkvėpimu pakylu. Padedame delnus ir kelius ant kilimėlio ir iškvėpimu klubą į viršų, žemyn žiūrinčių šuns pozą. Paspaudžiame krūtinę žemyn, kulnis žemyn. Giliai lėtai kvėpuoju, keletą kvėpavimų čia. Jaučiu malonų tempimą kojose, rankose. Ir sekančiai įkvėpimu dešinė koja į viršų ir galiu sulenkti koją, atveriu klubą. Giliai lėtai kvėpuoju, keletą kvėpavimų čia. Ir iškvėpimu nuleidžiu koją, įkvėpimu kitą koją į viršų, išsitempiu, atveriu klubą, sulenkiu kelį, krūtinė žemyn, giliai lėtai kvėpuoju. Ir iškvėpimu koją nuleidžiu. Ir nuleidžiu kelius ir iškvėpimu atsigulu į kūdikių pozą. Galiu padėti kaktą ant kilimėlio. Ir čia lėtai kvėpuoju, atsipalaiduoju, kvėpuoju į nugarą. Ir įkvėpimu pakylu. Ir žemyn žiūrinčių šuns pozą. Įkvėpimu dešinė koja į viršų, sulenkiu kelį ir iškvėpimu kelis prie nosies, pečiai į priekį, įkvėpimu į viršų. Ir iškvėpimu kelis prie nosies dar vieną kartą, įkvėpimu į viršų, išsitempiu pilnai. Ir iškvėpimu kelis prie nosies, pečiai į priekį, įkvėpimu į viršų, išsitempiu. Ir iškvėpimu nuleidžiu koją žemyn žiūrinčių šuns pozą, įkvėpimu kitą koją į viršų, išsitempiu.
Ir iškvėpimu kelias prie nosies pečiai į priekį, įkvėpimu į viršų išsitempiu. Ir iškvėpimu kelias prie nosies dar vieną kartą, įkvėpimu išsitempiu. Iškvėpimu kelias prie nosies, įkvėpimu išsitempiu. Ir iškvėpimu nuleidžiu koją. Ir nuleidžiu kelius ant kilimėlių katės pozą. Įkvėpimu keliu dešinę ranką ir kairę koją. Ir čia lėtai kvėpuoju. Žiūriu iškeltos rankos pirštų galiukus. Laikau ranką lygiagrečiai su grindims. Laikau koją lygiagrečiai su grindims. Lėtai kvėpuoju. Laikau pusiausvyrą, iškvėpimu delną nuleidžiu, kelį nuleidžiu. Įkvėpimu kita ranka ir priešinga koja į viršų. Žiūriu į rankos pirštų galiukus, lėtai kvėpuoju. Ir iškvėpimu delnas ant kilimėlių ir kelias ant kilimėlių. Ir atsisėdu ant kilimėlių, galiu sėdėti sukryžiuotų kojų pozicijoje. Įkvėpimu rankos į viršų išsitempiu ir iškvėpimu į dešinę pusę pasisuku ir čia kvėpuoju. Dešinį delną galiu laikyti ant kilimėlių arba jeigu turiu lankstesnę nugarą, galiu užkabinti dešinį delną už šlaunies arba už blauzdos ir čia kvėpuoju. Taip dar daugiau galiu jausti tempimą, atverti krūtinę daugiau. Lėtai kvėpuoju į nugarą arba į krūtinės centrą. Galva pilnai pasukta į dešinę pusę. Dar keletą kvėpavimų. Ir įkvėpimu rankos į viršų išsitempiu ir iškvėpimu į priešingą pusę pasisuku, kairį delną nuleidžiu iš nugaros arba užkabinu už šlaunies ar už blauzdos, jeigu esame lankstesni. Galva pilnai pasukta į kairę pusę. Kairį petį pastumiu į kairę pusę daugiau. Atveriu krūtinę, lėtai kvėpuoju. Ir sekančiai įkvėpimu rankos į viršų išsitempiu, žiūriu į viršų, ištempiu rankas, ištempiu nugarą ir iškvėpimu lėtai nuleidžiu rankas prie kūno šonų. Ištiesiu dešinę koją, kairę koją laikau sulenktą, įkvėpimu kairį ranką į viršų ir iškvėpimu šiek tiek pasilenkiu į dešinę pusę prie ištiestos kojos. Būnu toje pozicijoje, kurioje jaučiu tempimą. Jeigu esu labai lankstus, tada einu giliau į poziciją, nusilenkiu žemyn, bet jeigu šiek tiek esu pasilenkusi ir jaučiu tempimą, galiu likti toje pozicijoje ir kvėpuoti. Ideali pozicija yra tokia, kurioje jaučiu tempimą ir kvėpavimas yra lėtas, ramus. Tiesiog būnu toje pozicijoje, kurioje jaučiu patogiai. Ir įkvėpimu ranką į viršų pakylu ir iškvėpimu atpalaiduoju. Ir perkeičiu kojas. Įkvėpimu dešinė ranka į viršų. Išsitempiu ir iškvėpimu pasilenkiu į kairę pusę, čia būnu kvėpuoju. Ir jeigu nejaučiu tempimų čia, tada tik tais lenkiuosi giliau. Ir galva į viršų, žiūriu į viršų. Atveriu krūtinę, nekūprinu nugarą. Giliai įkvepiu, lėtai iškvepiu. Sekančiai įkvėpimu dešinė ranka į viršų ir iškvėpimu lėtai nuleidžiu ranką.
Ištiesiu abi kojas ant kilimėlio, darysim paschimottanasana pozą, lenkiamas į priekį, įkvėpimu abi rankos į viršų, iškvėpimu delnus nuleidžiu iš nugaros. Ir jeigu čia jaučiu tempimą, tada liekuosi šitoje pozicijoje, o jeigu čia nejaučiu tempimą, tada galiu šiek tiek pasilenkti į priekį. Priklausomai nuo lankstumo, tiek lenkiuosi į priekį. Būnu tokioje pozicijoje, kurioje jaučiu tempimą ir jaučiuosi patogiai. Ir lėtai kvėpuoju, kojų pirštai žiūri į save, kojus nuo savęs, kelių stengiuosi nelenkti. Giliai lėtai kvėpuoju, atpalaiduoju galvą, atpalaiduoju nugarą, kojas, šalinu visą įtampą. Kvėpuoju tuos raumenis, kuriuos jaučiu tempimą. Atpalaiduoju juos. Ir sekančiai įkvėpimu rankos į viršų išsitempiu. Ir iškvėpimu nuleidžiu rankas prie kūno šonų. Ir pėdus ant kilimėlių, įkvėpimu kylam į navasana pozą. Laivelių pozą, kelius galim laikyti sulenktus, rankos lygiagrečiai su grindim. Ir jeigu išeina, galim tiesinti kojas, bet jeigu per daug dreba kojas, tada galim laikyti kelius sulenktus ir iškvėpimu pėdus ant kilimėlių. Ir gulamės ant kilimėlių, ant pilvo. Ir darysime mažytais kobros pozą, delnai šalia krūtinės šonų, smakras ant kilimėlį, įkvėpimu keliu smakrą krūtinę ir keliu delnus nuo kilimėlių. Ir čia lėtai kvėpuoju. Stengiuosi nelaikyti kvėpavimų, negreitinti kvėpavimų. Pėdas laikau kartu suglaustas. Kojus ant kilimėlių, nekeliu kojų nuo kilimėlių. Lėtai kvėpuoju. Žiūriu tiesiai. Kvėpuoju nugaros apačią. Ir suneriu rankas už nugaros ir šiek tiek daugiau pakylu, atveriu krūtinę, šiek tiek daugiau. Keletą gilių kvėpavimų čia. Ir iškvėpimu nuleidžiu krūtinę ir smakrą ant kilimėlių, sulenkiu kelius, darysim dhanurasana lankų pozą, simam už kojų rankom ir įkvėpimu keliu krūtinę smakrą, ir jeigu išeina keliu šlaunis nuo kilimėlių, čia keletą kvėpavimų, žvilgsnis į viršų. Ir sekančiai iškvėpimu nuleidžiu krūtinę, smakrą šlaunius ant kilimėlių, pakylu ir atsigulu ant nugaros į šavasana pozą, atsipalaidavimo pozą, kojas laikau šiek tiek plačiau, kojų pirštai šalis, delnai žiūri į lūpas ir čia atsipalaiduoju. Atpalaiduoju abi kojas, abi rankas, pilvą, krūtinę ir širdį. Siunčiu keletą kvėpavimų į širdį. Įkvepiu ramybę, meilę ir šilumą į širdį. Iškvėpimu atpalaiduoju visą kūną. Ir atpalaiduoju nugaros apačią, nugaros vidurį ir viršų. Kvėpuoju nugarą į stuburą. Kiekvieną įkvėpimu siunčiu energiją į stuburą. Siunčiu ramybę ir šilumą į stuburą. Ir atpalaiduoju kaklą, gerklę, visą veidą ir galvą. Visas mano kūnas, abi kojos, abi rankos, pilvas, krūtinė, nugara, galva, visas kūnas, ramus ir atpalaiduotas. Sutelkiu dėmesį į kvėpavimą, stebiu natūralų įkvėpimą ir iškvėpimą.
Ir lėtai pradedu judinti kojų, rankų pirštus. Suglaudžiu kojas, suneriu rankas virš galvos, tada išsitempiu, ištempiu visą kūną, kojas, rankas. Ir atpalaiduoju, sulenkiu kelius, pasiridenu ant dešinio šono ir įkvėpimu lėtai atsikeliu. Atsisėdu sukryžiuotų kojų padėtyje. Ir čia keletą gilesnių kvėpavimų.